Ateikit pas mane, sako Jėzus, aš jūs atgaivinsiu. Kiekvienam mums reikia to viešpaties artumo, atgaivos santykiuose, praeities žaizdose, ateities svarstymuose. Kiekvienas iš mūsų ateiname su kažkuo, kur trokštame būti paguosti viešpaties. Tegul toji paguoda šiandien šauna į 10. Viešpat žino, kur reikalinga labiausiai tau tą paguodą. Viešpatie, atgaivink mus, pastiprink mus, paguosk mus. Viešpat su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo: jeigu jūsų teisumas nebus tikresnis už rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą, jūs neįeisite į dangaus karalystę. Jūs esate girdėję, kad jūsų protėviams buvo pasakyta: nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui pusgalvė, turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako kvaily, tas smerktinas į pragaro ugnį. Jei neši dovaną prie altoriaus ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie altoriaus, eik pirmiau susitaikinti su broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Greitai nusileisk savo ieškovui dar kelyje į teismą, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas teismo vykdytojui, ir kad tu nepakliūtum į kalėjimą. Iš tiesų sakau tau, neišeisi iš ten, kol neatsiteisi lygi paskutinio skatiko. Tai viešpaties žodis. Dešimtoji gavėnios diena, tai reiškia 1/4 gavėnios jau yra už mūsų, dar šiek tiek yra priešais mus to laiko, to kelio. Ir girdėjome šiandien prieš Evangeliją, koks tikslas yra gavėnios - sukurti naują širdį ir naują dvasią mums įkvėpsti, kad galėtume kurti naują pasaulį. Metai po metų girdime tuos pačius tekstus, metai po metų vis tas pats per tą patį, bet viešpats trokšta, kad girdėdami tą patį mūsų širdis keistusi, mūsų širdis darytųsi panašesnė į jo širdį. Klausėmės ką tik žodžio, kuris taip pat šiandien nori gydyti mūsų širdį nuo to, ką jautė izraelitai taip pat dar daug tūkstančių metų iki mums šiandien klausant to žodžio. Viešpatie, elgiesi neteisingai. Kam tai svetima? Niekam nesvetima. Vis tiek yra gyvenime akimirka, toks santykis, toks atsitikimas, kai atrodo, kad viešpatie, tu elgiesi neteisingai. Mes galime tą iššaukti Dievui veidas į veidą, užtrenkti duris ir be gailesčio savo pasibūti vieni be Dievo. Kasgi iš mūsų nėra sakęs: Dieve, kodėl nereaguoji? Dieve, kodėl tu matai ir tyli, žvelgiant į tai, kas vyksta mūsų pasaulyje. Ir maža to mes to mokėmės, nežinau kaip dabar jaunimas atrodo jau nebesimokina šito, bet aš tai tikrai mokinausi tokių tikėjimo tiesų, 6 pagrindinės tikėjimo tiesos, viena iš pirmoji byloja, kad Dievas yra vienas, o antroji byloja, kad Dievas yra teisingas teisėjas, už gerus darbus apdovanoja, už blogus baudžia. Turbūt ir jūs mokėtės prieš pirmą komuniją, aš tikrai turėjau tai iškalti mintinai. Taigi klausiam, kodėl Dievas nebaudžia, kodėl Jisai leidžia kažką, kad vyktų, kodėl Jis ko nors nedaro. Ir labai įdomu,
kad tos 6 tikėjimo tiesos, jų niekur nerasite Biblijoje, jų niekur nerasite jokiam bažnyčios patvirtintame visuotinės katekizme, bet tos 6 tikėjimo tiesos buvo parašytos Vilniuje 1833 metais. Išsileido kažkas mažą tokį katekizmo sąvadą, nujaučiu, kad koks nors dvasininkas arba vienuoliai, žodžiu, ir parašo vat tokius sakinius, kurie neva tai plaukia iš Biblijos, iš Dievo žodžio. Ir ar suprantat, kas vyksta 100 metų vėliau? Atvyksta tokia šventoji Faustina ir prasideda jos nuotykis su Dievo gailestingumu lygiai 100 metų, 1933. Dievas teisingas teisėjas, kuris apdovanoja ir baudžia. Labai artimas yra vaizdas mūsų tautai. Mūsų žmonėms, kurie buvo prieš mus, gyveno Vilniuje, gyveno Lietuvoje. Mūsų istorija, palyginus su kitų tautų istorijom, kupina blogio, smurto, prievartos, okupacijos, neteisingumo. Kaip galvojat, kodėl tokia tikėjimo tiesa atsiranda? Nes daug neteisingumo patyrė žmonės prieš mus ir norėjo keršyti bet kokią kainą, net tai įsirašė į savo, galima sakyti, tikėjimo tiesą. Ne mūsų rankom, bet Dievo rankom turi būti atkeršyta. Ne mes, bet Dievas atkeršys. Ir man atrodo, štai kodėl šiandien taip pat vis dar daug Lietuvos katalikų mielai sutiktų kankinti lietuvių tautos, Lietuvos valstybės priešus. O Dievas šiandien mūsų klausia, nejaugi aš trokštu, kad mirtų kaltasis, ar nebūtų geriau, kad jis atgailautų ir gyventų. Kiekvienos šventos mišios, kiekviena gavėnia, kiekvienas penktadienis sako tai, kad Dievas priešų neturi. Dievas priešų neturi. Dievas bando kiekvienam ištiesti ranką ir nuodėmės niekada nesulygins su nusidėjėliu. Jisai atėjo, kad mus gelbėtų. Jisai atėjo, kad ištiestų ranką. Ir būtent todėl mes kiekvieną Eucharistiją sutinkame jį duonos pavidale. Jeigu Viešpats norėtų būti kietas, tai jis būtų pasirinkęs kokį deimantą. Štai, pasakytų, imkite šitą deimantą, pasižiūrėkit, čia aš. Bet Dievas sako, aš esu duona, kurią galima valgyti, bet kurią taip pat galima išmesti ir iššvaistyti. Tai buvo žinia, kurią Dievas norėjo turbūt neatsitiktinai pasiųsti pasauliui iš Vilniaus, kad žmonių santykių, politinių reikalų negalima užcementuoti vien tik tai teisingumu. Jeigu viskas būtų vien tik tai paremta teisingumu, mes uždustume, tiesiog uždustume. Mes labai norime, kad viskas būtų teisinga, bet mes patys, kai nemokame kartais elgtis teisingai, tai laukiame ko, kad kažkas mums atleistų, kad kažkas mums pasakytų, kelkis, pradėk iš naujo. Viešpats parodo, kad ateitis yra įmanoma tik dėl gailestingumo. Dar kartą atleisti, dar kartą pasitikėti, dar kartą turėti viltį, kad kiti keičiasi ir dar supras tiesą. Ir tai leidžia man turbūt ir kiekvienam iš jūsų visada atsikvėpti, kai didžiausioje tamsoje yra tos kartais vienintelis akis, kurios matosi šiame atvaizde, kurios sako, aš tau atleidžiu. Gali pradėti iš naujo, atitaisyti skriaudą, nuo šiandien rinktis jau tiesą, meilę ir gailestingumą. Paklauskime savęs labai paprastai, ar šiandien turiu aš priešus? Kas tie priešai yra? Kam dar turiu atleisti? Kas dar anot manęs nevertas yra pasigailėjimo, nevertas yra Dievo atleidimo? Tai gali būti ne tik žmogus, tai gali būti tauta. Tai gali būti, nežinau, šeima, tai gali būti kažkokie reikalai, kažkokie žmonės, bet ar yra kažkam, kam šiandien mano širdis yra nepalanki, kur norėtų, kad Dievas būtų tam žmogui, tiem žmonėms labai teisingas, kad atkeršytų jiems už mane. Kokį Dievo veidą nešu kitiems? Kokį Dievo veidą
neš Vilnius į pasaulį, nes Dievas ne šiaip savo Vilnių išsirinko, ne šiaip savo kitąmet vyks pasaulinis gailestingumo kongresas birželį, kai laukiame 5000 dalyvių iš viso pasaulio. Reiškia, kad Vilnius turi kai ką paliudyti pasauliui, kad ne tik yra normalu turėti priešų, nes jų visada turėjome ir turėsime, bet taip pat žmogui normalu ir įprasta turi būti atleisti ir duoti šansą, duoti naują galimybę kažkam keistis. Tad Dieve, ačiū Tau už kiekvieną mums suteiktą galimybę, už kiekvieną pasitikėjimo mums mandatą ir prašau, mokyk mus turėti tokią širdį kaip Tu, taip pat atlaidžią ir turinčią vilties, kai žvelgiame į kitus.